Išjunkite grotuvus. Šalin ausines. Į gatves. Į gyvos muzikos garsus. Kartu. Su Andriumi Mamontovu. Gatvės muzikos diena. Pirmyn. Pirmąjį gegužės šeštadienį visoje šalyje į gatves išėjo groti apie 3000 muzikantų. Jau antrus metus iš eilės idėjos autorius ir iniciatorius Andrius Mamontovas ir viešoji įstaiga Vilnius Europos kultūros sostinė 2009 surengė Gatvės muzikos dieną. Idėja pati atsirado keliaujant po pasaulį ir matant, kiek muzikos yra didžiuosiuose Europos miestuose. Ir nuo tada, kai mes vėl sugrįžome, buvome vėl priimti atgal į Europą, kurią ir priklausome. Manau, kad mūsų ne tik sostinė, visi Lietuvos miestai juose turėtų skambėti muzika, todėl kad muzika yra, tai yra universali kalba, kuri suprantama bet kokiam žmogui. Dėl to jinai sukuria atmosferą kiekviename mieste tokią draugišką ir visada maloniau eiti per tą miestą, kuriame groja muzika, negu per tą, kuriame jinai negroja. Dar prieš renginį klausdami Andriaus Mamontovo, kurioje Vilniaus vietoje būtų galima sutikti jį patį, dainininkas to neatskleidė. Tačiau prasitarė, kad kažkur tikrai pamuzikuos su vienais ar kitais gatvės muzikantais. Šventės dieną tarp linksmų gatvės muzikantų nesunkiai suradome ir jį. Kartu pagroti prisijungdavo ir kiti gerai žinomi atlikėjai. Yra labai sveika išeiti į gatvę ir pagroti, todėl kad ypatingai, jeigu tu esi jau pripažintas kažkiek, tai ir esi pripratęs matyti, išėjęs sceną matyti žiūrovus salėje, yra labai toksai yra gera patirtis išeiti paprasčiausiai į gatvę, atsisėsti ir pagroti ir nugalėti savo kažkokį tai egoizmą. Aš čia jau kartojuosi, aš apie tai kalbėjau turbūt, bet šiaip iš principo manau, kad muzikavimas gatvė yra puikus būdas užmegzti kažkokios pažintis. Ypač jeigu groja daug muzikantų, tai jie gali išgirsti vieni kitus, susipažinti. Gatvės muzikos dienos pats sumanymas yra, kad miestas prisipildytų muzikos ir tokios draugiškumo, kažkokios tokios šiltos atmosferos. Nors vieną dieną metuose žmonės nebijingi muzikai galėjo mesti į šalį ausines, išjungti grotuvus ir stabtelėti gatvėje prie gyvai grojančių muzikantų. Visas Vilnius buvo kupinas gyvos muzikos garsų. Ir ne tik Vilnius, bet ir kiti Lietuvos miestai – Pasvalys, Kupiškis, Visaginas, Šiauliai, grojantys, dainuojantys ir tiesiog muzikai nebijingi žmonės susibūrė kartu. Skatina tai daryti? Aš nežinau, yra toks jausmas, kad, kaip skatina, pernai mes matėm, kas čia dėjosi Vilniuje. Čia aš buvau tikrai absoliučiai pritrenktas ir maloniai, ta prasme, pritrenktas ir nustebintas, kiek žmonių prisijungia ir kiek žmonių groja gatvėse. Šiemet mes turime gerokai daugiau užsiregistravusių kolektyvų muzikinių. Jeigu pernai apytikriais tokiais paskaičiavimais buvo tarp 600–700 grojančių žmonių gatvėje, tai šiemet bijau, kad artėjame prie 1000. O įskaitant dar tai, kad prie Vilniaus prisijungia dar 30 Lietuvos miestų, tai yra, kitaip kaip sėkme šito dalyko pavadinti negaliu. Ir tai byloja, kad žmonėms labai reikia tokių renginių, kurie iš principo yra paprastai sukūrimi, be didelių išlaidų. Tai yra pačių žmonių iniciatyva
Ir tai, kad jie tą iniciatyvą rodo, tai byloja tik apie tai, kad labai reikia visiems šito tokio bendro jausmo kažkokio, kurį mes šiek tiek gal primiršom ir kurį vėl laikas patirti. Tai tas varomasis, kažkoks tas variklis, varomoji jėga ir yra tai, kad tu jauti, kad tai reikalinga yra kažkam. Aš manau, kad pradžiai apsistokim ties to, kad kiekvieną pirmą gegužės šeštadienį visi pasiema instrumentus, išeina į gatves ir groja. Tai būtų nuostabu, jeigu tai taptų tradicija, tiesiog turėtumėm dar vieną gražią šventę. O kaip išdrįsti tam paprastam žmogui pasimti instrumentą, kuris galbūt neturi tų kažkokių didelių muzikinių gabumų, bet nori groti? Tame ir užmanimas, kad visiems kartu išeiti į gatves groti drąsiau negu vienam. Nuo seno lietuviai save laiko daininga tauta. Aišku, šiandieną nedrošime iš beržo tošies dūdelės, kad išgautume gyvos muzikos garsus. Ir plastikinis butelis rankomis mušamas į taktą gali įdomiai skambėti. Gatvės muzikos dieną garsai nusidažė šiandienos spalvomis. Gyva muzika čia ir dabar. Kurianti miesto nuotaiką. Kiekvieną kartą kitokia ir nuolat besiveržinti pirmyn. Aš tokią turiu svajonę, kad vieną dieną, kažkada, kai bus gatvės muzikos diena, gal kitais metais, planas yra kitiems metams toks, nežinau, ar jisai pavyks, kad visame pasaulyje gyvenantis lietuviai išeitų į tų miestų, kuriuose jie gyvena gatves, Londono, į Dublino, į Buenos Aires, į Čikagos, Los Andželo gatves išeitų ir grotų, kad visas pasaulis kažkaip paklaustų, kas čia per žmonės ir tai būtų būdas kažkaip pasakyti, kad tai yra Lietuva, lietuviai. Klaupsiu prieš tave ir mūsų akys vėl spindės ir žvaigždės vėl į mus žiūrės. Jeigu mes karts nuo karto vadiname save dainuojančią tautą, tai manau, kad duoti apie save žinią mes irgi turėtumėm dainuodami.